Kokie įspūdžiai Marijampolė miesto gerbėjų? Na, įspūdžiai. Jūs esi kažkaip pasakęs dar 88 metais, kad grojate nešaukiam muziką. O publika tai labai smagi, čia ypač toks vyrukas stovėjo prie scenos su lėkšte žirnių ir valgė visą laiką labai. Truputį apie šeimininį gyvenimą, tada pasakoju, jūs neseniai vedė, susilaukėt pirmų palikuonių jau, neperseniausiai įvyko tavo lūšis, gana stiprus ir gal keli žodžius apie jį ir ar tai buvo algio įtaka. Kuria prasme lūžis? Nu, visas įsivalymas tavo buvo dabar. Vat klausimas. Tai ačiū labai, linkim sėkmės didelės ir šiame koncerte. Ačiū visiems ir ačiū tau, ačiū operatoriui, ačiū Marijampolės televizijai, ačiū Marijampolės žiūrovams. Štai tiesiog, kad mes visi esame ir tikiuosi einame teisingų kelių. Tai gal dabar pašaukime paskutinį šūkį. Gal ne paskutinį, bet į vieną iš... Dabar? Dabar. Kauno Plius televizija turi atsifilmavusi mano šokio. Ne, aš negaliu be muzikos. O tai gal paprašysim ką nors pagroti Tai jūs Andrius? palaukit, kol mes koncertuosim, tai tada mes ką nors padarysim. Tokia, žinai.